Sveiki bičiuliai! Šiandien ARK Prekyba nori Jums pristatyti E-Star planšetinį kompiuterį pavadinimu Crystal. Tai yra 9,7 įstrižainės Retina tipo ekraną turintis planšetinis kompiuteris, kurio raiška yra 2048 taškai su 1536. Čia yra įmontuota 16 GB vidinė talpa, be abejo galima praplėsti su microSD kortele. Taip pat mes turime 1 GB sparčiosios atminties, Wi-Fi ryšio galimybę, Bluetooth'o palaiko standartus tiek 3, tiek 4. Na ir be abejo turi neblogą bateriją, su kuria jis turėtų laikyti apie 6 valandas. Dėžės turinys yra toks. Mes turime OTG kabeliuką prijungti, USB atmintinę arba kitą išorinę laikmeną, duomenų sinchronizavimo kabeliuką bei žinoma kroviklį. Ir perėjimą iš HDMI į micro HDMI jungtį. Taip pat turime instrukciją ir yra pridėtas apvalkalas arba dėklas. Štai planšetinis kompiuteris, kaip jau minėjau, yra 9,7 colių įstrižainės, priekyje turi 2 megapikselių kamerą, iš galo yra 5 megapikselių kamera, micro SD kortelės lizdas, garsinimo mygtukai, įjungimo mygtukas, 3,5 lizdas ausinėms, micro HDMI jungtis, micro USB, mikrofonas. Štai garsiakalbiai. Toks paprastas, dailus dizainas. Pagrindinė šio kompiuterio išskirtinė savybė yra Retina tipo ekranas. Tai yra labai raiškus ekranas, kaip jau minėjau, 2048 taškai su 1536. Taip pat čia yra 4 branduolių procesoriukas bei 8 branduolių vaizdo plokštė, kas užtikrina štai labai gražią animaciją ir mes galime tikrai mėgautis aukštos kokybės ekranu bei greitai dirbančia operacinė sistema. Taigi tikrai nenusivilsime įsigiję šį daiktą. Na ir štai galima trumpai žvilgtelti į programėles, jų yra nemažai. Žinoma, jų galima parsisiųsti ir daugiau. Tačiau pagrindiniai įrankiai, vieni naudingiausių, jau yra iš karto. Taigi, jeigu norite labai raiškaus ekrano, kviečiame įsigyti šį puikų planšetinį kompiuterį.